statement? Oh, man. Now, this is a moment we've been waiting for. You know, we have our times where we struggle playing against other teams, but today I think we just came out ready to play. Like we knew they was a good team, and we knew we had to get a good start from the beginning, and that's what we did. We came out and played together as a team and got a good lead. And once we got that lead, it was just they were trying to battle the whole time back in. You mean not just for your team, but for your personal, yes? I mean, it comes down from the team first, though. Like, they got me involved. They helped me get open, and they found me on spots where I can knock down the shot. And I was just as confident as they wanted me to be. And when they got me the ball, I took advantage of it as much as I could. Thank you. Thank you. See you. Nieko neklausit? Ką pasakė prieš rungtynes? Klausykim užsivedė. Kaip varžybos, ar patenkinti rezultatu, ar kokių gal trūkumų matot, kokie pliusai šiandien buvo? Daugiau po vieną klausimą. Trūkumo, jo. Tai į kitus, tai vienu žodžiu galiu atsakyti, kad taip, ten tos pirmus 2 klausimus, rezultatų žaidimo, o kad treneris nepatenkintas, tai visą laiką yra, bet aš dabar negaliu sakyti, nes tai bus kažkaip nekorektiška žaidėjų atžvilgių, jie tiek atidavė save ir dar treneriai suranda. Aš tikrai suprantu, bet šiuo metu niekiek nenoriu skųstis. Aš galvoju, kad jie gerai suprato, koks kelias yra ir kaip reikia žaisti ir tas visas mūsų pasiruošimas, kai čia kažkas dėjuoja, dar kažką, tai tvarkaraštis blogas. Ir mums taip atrodė, bet sakau, mes esam gerai, mes išeikime ir mes, aš pasakiau, išeinant, mes turim 12 kovotojų. Ir mes bet kuris išeis, mums yra lygiai toks pat lygiavertis žaidėjas. Jeigu pastebėjot startinį penketukę, buvo visai kitoks negu žaiddavom ir jie taip patikėjo, kad treneriai sako, matomai, kad jie iš tikrųjų kovėsi, nieko nežiūrėjo. Ar ten Liutič, ar ten Ramašauskas, ar ten Julius, bet kas išėjo ir toks geras pasitikėjimas, tai man malonu, kad pavyko, kaip ir sakiau, kad norisi geri žaidėjai, bet tai dar nereiškia, kad geri komandai. Kad treneris kiekvienas nori, kad būtų tokia komanda. Tai ne 10, bet taip. Tai jie šiandien taip. Iš tikrųjų, buvo labai tokie motyvuoti, mobilizuoti ir nelabai treneriai nervina. Naujasis žaidėjas ar pateisino lūkesčius? Aš jau sakiau, dar nežaidęs jam. Kaip jūs čia atėjot ir klausėt, ko tikitės. Tikiu jo žmogiškumu, jo įtakai komandai nežaidžiant, rūviniai. Elgesy visur, jis yra toks tikras vyras, jis ką reikia pasakys, ką reikia, sakysim, nepašims, bet juokais pakritikuos ar paskatins ir jis, aš trumpai tariant, tai čia žmogus su tokia gera aura. Jau sakiau tada ir jis gali būti varžovom, jis nebus monstras, bet jis varžovom gali daug daryti dalykų, jeigu jo nevertins kas nors. Kuo Šiauliai šiandien buvo geresni negu Žalgiris? Daugiau įmetė. Kovingumo, noro laimėti, dar kažkur. Aš tai manau, kad nenori ir varžovai laimėti. Labai norėjo, bet čia yra tai tokia mobilizacija, kad neišbirių ten paspaudė, sumažino skirtumas ir persvėrė buvo viskas. Čia yra. Žinau, aš džiaugiuosi, man nelengva, kai treneriui lengviau dirbti, kad tai yra 5 žaidėjai, nereikia nieko keisti. Bet kada atsitiko blogiau, mes ir tą išleidom, ten išėjo Mindaugas, pradžioj
trečiu numeriu išėjo žaisti. Paskui tas sunkus momentas, kai buvo, išleidom ketvirtų numerį, 2-3 perdavimus padavė, viskas stojo savo vietas, pats įmetė ten tritaškį. Nu, vat, gali pasitikėti ir tai yra treneriui sunkiausia, bet geriausia. Sunkiausia, kad žinot, kurį dabar išleisti, bet gerai, kad pasitikė ir žaidėjai. Atrodo, dar vienas raktas į pergalę aikštės gynimas šiandien, kurį reikia. Čia tokius mes negalime išduoti tokių paslapčių, čia aikštės ar dar kažkas, ar kaip ją tą naudojam. Nu, aišku, jeigu daugiau įmetėm negu varžovai, tai reiškia, jiem leido mažiau, tai nesakau, kad blizgėjo ta gynyba, bet sustabdė, patys daugiau įmetėm. Psichologiškai pergalė galbūt labai svarbi, nes ateityje dar laukia dvikovos su Žalgiriu, komanda turėtų patikėti, kad... Dėl psichologijos taip noriu pasakyti. Visą laiką noriu, sakau, pats supraskit žmogišką tokį jausmą, kad o dabar liktai čia smagu, gerai komanda žaidžia. Negalima taip sakyti. Negalima žaidėjams pasakysiu viskas, va dabar džiaukitės šį vakarą pasižiūrėti. Rytoj ateis, dirbsit dar daugiau negu kad dirbote iki šiol. Lygiai taip pat savo reikalauju. Anksčiau gal kitaip, galbūt jaunesnis dabar patirtis sako, laimėjai, dabar pasidžiaug. Ir neužmirškim, kad dėl tokių pergalių mobilizuojas ir varžovai. Kitaip žiūri, ten, sakysim, gal pro pirštus, ai, tai čia nugalėsim komandą. Dabar, jie nugalėjo ten Žalgirį, kitų varžovų mobilizacija, čia negalima atsipalaiduoti, čia jau dabar į sezono pabaigą jūs patys pamatėt, kad tikrai reikia gerbti visas komandas. Ir Kėdainių pergalė, ir Rūdupio pergalė, ir Šiaulių pergalė, tai pažiūrėkit, jau nėra taip, kad nueina ir toliau, ir sakau, jeigu žaidtume kaip senais laikais ten 4 ratus, būtų dar daugiau įdomių varžybų ir visam Lietuvos krepšiniui tai būtų tik tai nauda. Nes iš tikrųjų, kakliai gali susikauti. Ir Neptūnas kovėsi su Žalgiriu, Kaune, ne. Tai, negalima atsipalaiduoti, negalima čia džiaugtis. Laimėjai šiandien, aišku, labai džiugu. O tik tai pažiūrėsi pro pirštus, nubaus tave bet kas. Čia nereikia atsipalaiduoti, čia reikia tik tai mobilizuotis ir dirbti dar labiau. Tie visi jūsų rezultatai išvardyti parodo, kad LKL sustiprėjo šiandien. Aš manau, kad, kaip pamenu, man atrodo, direktorius Gilys sakė, kad šiemet tikiu iš baltų, iš pasvarų. Nes tai labai pasikeitusios komandos ir tikrai tokių daug ar žinom, arba nematytų ten žaidėjų užsieniečių. Tai taip ir vyksta. Taip ir vyksta, jeigu ten Rūdupį, Šiauliai, ir savo vietoje, bet pažiūrėkime, kaip Pasvalys žaidžia, kaip žaidžia Kėdainiai, kur surinko irgi gražią komandą, ir tie patys baltai. Kai ten labai svyruoja tas sudėtis, tai aš manau, kad tikrai pasidėm, kad sakysim, nesakykim apie lyderius, bet vidutiniokai tikrai pasidėm. Gal pasnaliai bus sunkiau dabar? Be abejo. Be abejo, tai jeigu mes galim nugalėti Žalgirį ten 2-3 kartus iš eilės, tai gal keisis vertybių. Tas perkainojimas turės būti kažkas. Aš nemanau, kad mes jau tiek esame stiprus, kad nuveiktume Žalgirį kelis kartus. Aš džiaugiuosi tą, ką dabar padarėm, sakiau vyram pasakysiu, ką mes dabar turime atsipalaiduoti, dirbti dar daugiau. Kiekvienose sekančiose varžybose stengtis žaisti geriau, o negalvoti, kad mes vieną įveikiam ir galime įveikti. First, good evening, everybody. About the game, absolutely deserved. Win of Sholai, they were the team who was faster, more determined, simply the team which has a wish to win this game more than us. We pointed all times, all things in the preparation of the game, but simply we didn't get the point enough good to respond, here and there in part of the games, but we gave a home team confidence in the beginning of the game, and in the beginning of the half, the thing is going different direction. For us, a tough schedule behind us, with the 6 games or 7 games in a range of 12-13 days is something what for sure influenced a little bit of physically freshness or mental freshness, but
We spoke a lot about that, and there is no way to find anybody excusing that. Such a schedule, the only thing which can recharge your mental and physical state is win and a good game. Simply, we didn't do the things what we had to do. The sign of concentration are the free throws, the sign of wish is the difference in rebounds. So that's it. Ačiū. Perfect.